Sveiki visi, taigi šiandien pagaliau vėl išeinu į eterį, kadangi esu vis dar ant biuletenio, vis dar turiu problemų su sveikata, tai sėdžiu ir kuriu internetinę parduotuvę. Taigi šiandien pakalbėsime apie tai, kas ir kiek, kaip ir kodėl, kiek tai užtrunka, kiek laiko ir taip toliau ir panašiai. Taigi pasidarom arbatos, kavos, įsitaisom patogiai ir važiuojam. Pradedam, kaip ir minėjau, naują etapą, kadangi daug metų bandžiau ir nieko man neišėjo, todėl nusprendžiau pradėsiu nuo nulio, iš naujo ir pradėsiu nuo internetinės parduotuvės susikūrimo. Taigi jau atsidaręs, jeigu matot, tikriausiai turėtų matytis, tai yra pradžia, taip vyksta kūrimas. Visa tai, kas yra padaryta, tai yra kažkur 2-3 dienos darbo, galima ir greičiau, bet kadangi aš kuriu viską pats ir perdarau, todėl norėčiau papasakoti, kaip viskas darosi. Taigi, pirmiausia, mums reikia pavadinimo ir logotipo. Jeigu norite pasidaryti pigų logotipą, tai jums padarys jį pigiai tik tai tada, jeigu jūs pats žinote, ko jūs norit konkrečiai. Kitaip gali užtrukti ir gali daug pinigų veltui. Ta prasme, užsakyti jūs galit, bet gauti variantą, kuris jums netinka ir taip toliau ir panašiai. Kartais būna taip, kad pigiau būna ir paprasčiau atsisveikinti su tais meistrais vadinamais ir kurti iš naujo. Aš pasidariau pats, norėjau tokio nei modernaus, nei seno, nei kažkokio, tai va, yra šitas. Aš jį pasidariau pats, parodysiu, tikriausiai turiu, kaip jis atrodo. Ir man tai užtruko, nežinau, porą dienų, visokias variantus bandžiau, bet apsistojau ties šituo. Taigi susikūriau su programa, turiu kelias profesionalias programas, su kuriom dirbu ir su jom susikūriau. Taigi, susikūrim logotipą, tada reikia mums puslapio, internetinės parduotuvės. Internetinė parduotuvė yra labai sunkus dalykas, iš tikrųjų, ir labai brangus dalykas. Jeigu prašysite, kad padarytų Lietuvoje kažkokį tai tokį rimtesnį, gali kainuoti apie 10, 15 ir 20 tūkstančių eurų. Čia toks vidutiniškas, be visų navarotų. Aš kuriuosi pats, kadangi šiek tiek nuo senų laikų kažkiek tai kūriau tuos internetinės parduotuvės, plus teko susidurti su dauguma žmonių, kurie tau atsiunčia pradinį, sako, kad pradinį puslapį, sako, kad užtruko 2 savaitės ir prašo sumokėti avansą. Pasižiūri internete, įvedi tą, tai randi tik tai, kad tai yra pats šablonas atsidaręs ir užtrunka jį tiesiog prisiregistruoti ir gauti per minutę laiko. Taip, kad kai kurie uždirba per minutę 200 eurų. Dėl to IT-šnikai gerai uždirba, iš tikrųjų, labai gerai. Bet man tas netiko, todėl aš pradėjau naudoti Wixą. Aišku, tai reikia vis tiek išmokti naudotis, turėti programų ir mokėti kurti grafiką. Taigi aš dabar ką darau, čia kaip tik šiandien šeštadienį ir išleisiu. Kuriu dizainą, pats darau, pats viską galvoju, generuoju. Bandžiau su rožiniu, bandžiau su mėlynu, apsistojau ties šitų variantų. Man tai užtruko tą variantą gauti rožinį apie valandą laiko, nes daug, matote, perdariau ir kol apsistojau. Taigi, tai pradžia tokia, kad 2 valandos ir kažkas jau yra.
Dar keisiu čia šiek tiek, jau idėja kilo, čia kaip padaryti, kas kaip ką, bet pasidarysim ir žodžiu, viskas juda, viskas darosi. Aišku, jeigu norėsite pasidaryti internetinę parduotuvę ar norėsite mano pagalbos, galit kreiptis, galit rašyti, paliksiu savo Instagramą, paliksiu savo kitus socialinius tinklus, kreipkitės, darykitės, aš pradėjau kurti ir reelsus, kažką tai judėti, kadangi jau beveik 2 mėnesiai esu ant biuletenio, pradėjau lipti sienom, negaliu niekur išeiti, neskauda, bet nieko, kažką darom į priekį, kažką judom ir labai tikiuosi, kad prisijungsit prie manęs ir mes augsim kartu ir labai malonu, kad pasižiūrėjot, stengsiuosi susisiekti ir parodyti ir nusifilmuoti, kaip viskas vyksta. Taigi šiam kartui tiek, ačiū Jums labai už dėmesį, ačiū, kad pažiūrėjot, labai tikiuosi, kad pasubscribėsit, bent jau paspausit laiką ir parašykit kažkokį komentarą, palinkėjimą, būkim viens kitiem geresni ir mylesni ir komentaras labai fainas, padrąsinta, iš tikrųjų būna kartais trūksta motyvacijos ir jūsų peržiūros, jūsų komentarai mane motyvuoja taip, kad norėčiau bendrauti dažniau su jumis ir iki greito, iki malonaus, iki.